Šiurpinanti byla, kuri nagrinėjama Londono teisme, dabar kelia naujų susirūpinimų dėl to, kiek toli Irano režimas gali būti pasiryžęs eiti, kad nutildytų savo kritikus užsienyje. Britų prokurorai teigia, kad rumunų piliečių grupė įvykdė išpuolį peiliu prieš Irano žurnalistą Porija Zarati Teherano vardu, kaltindami juos tuo, kad jie veikia kaip Irano valstybės tarpininkai. Dabar Porija Zarati, dirbantis opozicinėme leidinyje Iran International, išgyveno po to, kai 2024 metais buvo kelis kartus subadytas prie savo namų Londone. O prokurorai teigia, kad šis išpuolis buvo kruopščiai suplanuotas. Jis buvo finansiškai motyvuotas ir buvo platesnio Irano disidentų užsienyje bauginimo tendencijos dalis. Dabar Irano Islamo Respublika neigia bet kokį dalyvavimą, tačiau teismo procesas vėl atkreipia dėmesį į tariamas Teherano operacijas gerokai už valstybės sienų. O dabar prie mūsų prisijungia Irano aktyvistė Mahida Beheshti. Žinote, prokurorai tai apibūdina kaip valstybės inicijuotą išpuolį įvykdytą per nusikalstamus tarpininkus. Kaip dažnai ši taktika iš tikrųjų naudojama taikantis į Irano disidentus užsienyje? Ačiū, kad pakvietėte. Jei pažvelgsite į Irano režimo istoriją, to ištakos glūdi jų įkaitų ėmimo politikoje ir doktrinose, kurias jie turi nuo pat pradžių, nuo 1979 metų. Galėčiau pasakyti, kad per pastaruosius 40 metų po Irano-Irako karo, taigi jie imasi paimti. Pažiūrėkite į dabartinę situaciją Hormūzo sąsiauryje. Jie bando paimti pasaulio ekonomiką įkaitų. Tai yra lygiai tokia pati situacija. Taigi, bet koks bandymas nužudyti žurnalistus ir aktyvistus kritikuojančius režimą yra teroro politikos ir žmonių nutildymo šalies viduje tąsa. Tai jie praktikuoja jau 48 metus šalies viduje. Tačiau tuo pačiu metu jie išplėtė šią politiką ir už šalies ribų. Taigi, įkaitų ėmimo politika neapsiriboja vien žmonėmis. Dabar mes tai galime labai akivaizdžiai matyti šiame konflikte su Izraeliu ir Amerika. Pažiūrėkite į kitą situaciją. Raketomis ir dronais apšaudomos kaimininės arabų šalis. Jie iš esmės siekia paversti saugumą įkaitų. Taigi, tai yra jų politika ir tokia yra jų prigimtis. Jie nesitrauks, jie neatsitrauks. Galbūt yra įvairių būdų sumažinti režimo teroristinės veiklas. Tačiau mūsų požiūriu yra tik vienas būdas – neutralizuoti režimo teroristinės veiklas Irano viduje ir už jo ribų. Ir tai yra neutralizuoti patį režimą. Ir tai reiškia padėti Irano žmonėms nuversti šį režimą, ką šiuo metu daro prezidentas Donaldas Trumpas ir ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Jie, žinoma, atlieka puikų darbą, tačiau visa ši našta, kurią jie turi ant savo pečių, nėra lengva. Mahidas Beheshtis, noriu jūsų paklausti, kokią baimę ir spaudimą jaučia Irano opozicijos atstovai Europoje, tokie kaip jūs, gyvenantis Londone, su kuo dabar susidurėte? Kiek iš tikrųjų nerimaujate, kad tai gali nutikti jums ir ką jūsų nuomonė teismas turėtų daryti, jei galiausiai nuspręs, kad Islamo Respublika buvo įsitraukusi į šį išpuolį? Manau, kad Islamo Respublika yra 100% įsitraukusi į šį išpuolį. Tačiau, žinoma, MI5 nenori to atskleisti dabar. Jie atskleidė tik Ledkalnio viršūnę, paskelbdami apie 20 pasikėsinimų nužudyti protektamis. Kaip matote, aš pats šiandien jau praėjo maždaug 3,5 metų. Šiandien yra 1181 diena, aš ir mano žmonės, draugai. Jie stovyklauja Londono gatvėje, King's College gatvėje. Priešais, jei ką, užsienio sandraugos ir vystymosi reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerija, kad darytų spaudimą vyriausybei įtraukti IRGC į teroristinių organizacijų sąrašą. Mūsų užpuolė mažiausiai 5 kartus. Kas 2 savaitės turiu susitikimus su Londono kovos su terorizmu padaliniu ir jie mums pateikė naujausią informaciją apie grėsmę, apie grėsmės lygį. Šiuo metu grėsmės lygis Londone yra labai aukštas. Žydai, žydų bendruomenė visiškai nėra saugus. Iraniečių bendruomenė, kuri kritikuoja režimą, taip pat visiškai nėra saugi.
Bet, kaip jau minėjau, galbūt JK vyriausybė, Europos vyriausybės daro daug įvairių dalykų, tačiau tai visiškai neveiksminga. Tai buvo įrodyta per pastaruosius 48 metus, nuolaidžiavimo politika neveikia su šiuo piktu, barbarišku režimu. Yra tik vienas būdas neutralizuoti režimo veiklą. Tai neutralizuoti patį režimą. O tai reiškia padėti Izraeliui ir Amerikai šiame konflikte. Ir manau, kad mes esame teisingame kelyje, tačiau tai bus sunku. Irano režimas, leiskite man to užbaigti, prarado viską, išskyrus didžiąją dalį šios vakarų žiniasklaidos. Tai labai svarbu, nes jie veikia vakarų žiniasklaidą, akademinę bendruomenę, politiką ir daugelį kitų sričių net 48 metus. Ir jie įsitvirtino ten patys ir ten įkurdino savo žmonės. Taigi, žinoma, tai nebus lengva, bet manau, kad esame teisingame kelyje. Gerai, Vahė, labai dėkoju, kad kaip visada prisijungiai prie mūsų iš Jungtinės karalystės.